Mažų vilkelių pavidalų į žemę nusileidau. Mažų vilkelių pavidalų atgal sugrįžtu priejau. Norėjau suprast, kas darosi tavo galvoj, bet negalėjau suprast, todėl turėjau grįžt namo. Bet aš nenoriu grįžt namo, nes tu tai niekad nebuvai. Nenoriu būt namuos, nes dulkelė turėsiu likt. Mažų dulkelių pavidalų ir vėl nusileidau. Mažų dulkelių pavidalų vėl turėsiu grįžt. Noriu pamatyt, ką tu darai, bet niekaip nerandu tavęs šitam pasauly dideliam. Ir aš nenoriu grįžt namo, nes tu tai niekad nebuvai. Nenoriu būt namuos, nes dulkelė turėsiu likt. Nenoriu grįžt namo, nenoriu grįžt namo. Kita daina vadinasi Lietaus vartų. Ten, kur ošia girios plačiai, ten, kur jūra skalauja krantus, ten, kur medžiams ne 100 metų, o kartais net ir ne 2, ten, kur visada taip gražu, ten aš gimiau ir augu aš, ten ir numirt žadu. Ir visa mano šeima užaugo tos šalies vardą lietum šaukiu. Lietum šaukiu. Visada dainos skamba, ten, kur taip gera būt, ten, kur visada noriu sugrįžt, kai esu toli nuo namų, nes visada manęs kažkas ten laukia. Aš gimiau ir augu aš, ten ir numirt žadu. Čia ir visa mano šeima užaugo tos šalies vardą lietum.
Tie patys medžiai dar stovės, dainos skambės tos pačios, šalį šaus vardu lietus, 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 lietus. Ta daina vadinasi Išeikim. Išeikim toli, kur nieko nebebus, kur saugos medžiai mus nuo vėjo. Išeikime ten, kur nieko nematysim, tik tais kelią. Išėję nekalbėkim, dalinkimės mintim, nebyliai. O jeigu nesuprasim, nesvarbu, jau niekas nebus svarbu. Išeikim. O po to reiks sugrįžti. Todėl būkim kuo ilgiau kartu. O kai sugrįšim, nebesaugos medžiai mūsų nuo vėjo. Kai sugrįšim, pradėkim vėl kalbėtis, dalinkimės mintim, balsu. O jeigu nesuprasim, nesvarbu, nes jau niekas nebus svarbu, nes būsim sugrįžę. Išeikim. Išeikim ir vėl pabėkim nuo to triukšmo. Išeikim, išeikim toli. Šiandien kalbėkim, dalinkimės mintim, nebyliai. O jeigu nesuprasim, nesvarbu, nes jau niekas nebus svarbu. Išeikim. Daina, kurią atliksiu dabar, vadinasi Alyvos. Naktį tamsa tikrai, žolėj žaidžia mėnulio spinduliai. Tolumoj sėdi tu, siluetai jau nesuprantu, kokiu būdu
norėjo pajusti vėją nakties. Bet kas iš to, kad pajus, jei po to jų vėl nebebus. Nebebus. Ryte šviesau, saulė keičia mėnulį, siluetų nebematau. O alyvos vis dar čia, nori pamatyti, ką meilė daro žmonėm naktim, nori jos pajusti vėją nakties. Bet kas iš to, kad pajus, jei po to jų vėl nebebus. 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 Jos nenori išeit, jos nori pasilikti. Jos nori pamatyti pasaulį gražų. Čia? Audra. Supuos supynėse, aukštyn žemyn, supuos supynėse, žemyn, žemyn, žemyn. Supuos supynėse, aukštyn žemyn, supuos supynėse, žemyn, žemyn, žemyn. Ir man pradeda svaigalva, ir aplinkui nieko nebėra, tik smarki audra. Audra. Supuos supynėse, aukštyn žemyn, supuos supynėse, žemyn, žemyn, žemyn. Ir aplinkui nieko nebėra, viskas taip tamsu, tik jaučiu smarki audra. Audra. Supuos supynėse, aukštyn žemyn, supuos žemyn, žemyn, žemyn. Ir man pradeda svaigalva, ir aplinkui nieko nebėra, nebėra, tik smarki audra. 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 Audra.
sekanti daina, kurią atliksiu, vadinasi Pušynai. Kaip gerai man būtų buvę gimti Pušynai. Jokių bėdų ar rūpesčių nebūtų, tik vėsūs rytai ir ilgi vakarai. Tai gerai, nereiktų apie nieką galvoti. Tai gerai, aplink mane tik pušynai dideli. Ačiū Jums labai. Labas vakaras. Kur Jūsų plojimai Elzei Urbetytei? Nuostabi talentinga atlikėja, kuri jau yra išleidusi albumą. Elza, gal pareklamuok truputį Bitės skrydis, taip vadinasi? Taip, mano debiutinis albumas vadinasi Bitės skrydis ir jį rasti, jeigu norite paklausyti, galite visur, kur klausotės muzikos, tai Spotify, YouTube'ai, Apple Music, Deezer, žodžiu, visur. Tai dar kartelį plojimai Elzai. Šiauliai yra tikrai talentingas jaunimo miestas. Tai laba diena, mums šiandien, kaip ir sakiau, grojo šiaulietė Elzė Urbetytė, kuri jau antrus metus beje sutiko prisidėti prie kiemų iniciatyvos. Sveiki susirinkę į trečiąjį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamą renginių ciklo Kiemai renginį. Plojimai. Šiandien mes kalbėsimės apie milžinus ir jų batus, nes kas kitas, jei ne milžinai, buvo pirmieji tikri keliautojai, kurie ne tik keliavo po pasaulį, bet ir sukūrė įvairius kraštovaizdžio dalykus. Sunešė mums ežerus, supylė kalnus ir pridarė daug įvairiausių dalykų. Apie tai kalbėsis du pašnekovai, kuriuos netrukus pristatysiu, o prieš tai noriu tiesiog dar pareklamuoti paskutinį šiais metais kiemų renginį, kuris vyks rugpjūčio 18 dieną Talšos gatvėje 4 ir ten susitiks taipogi du keliautojai, televizijos laidų, projektų kūrėjai, knygų autoriai Martynas Starkus ir Vytaras Racevičius. Ir suprantama, kad toks projektas kaip Kiemai negalėtų vykti be visos bendruomenės, kuri šiandien čia susirinko ir supa mus. Tai yra ne tik autoriai, ne tik muzikantai, ne tik Šiaulių letenėlė, ne tik prisijungusios Lietuvos projektas,
bet taip pat labai daug žmonių, kuriuos dabar noriu ir išvardinti. Tad pirmiausia, pradėsiu nuo kiemų rėmėjų ir prašysiu jūsų aplodismentais palydėti kiekvieną iš jų. Taigi, kiemų rėmėjai, Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė, visada draugiškas Garsas LT, Gorilla reklama, OLEX, Toy Lietuva, taip pat mūsų partneriams, naujienų portalui ir savaitraščiui ETA Plus, Bus turui, traukinio biletas.lt, Saulės radijui, kultūriniam žurnalui Literatūra ir menas, Šiaulių rajono savivaldybei, taksi paslaugų įmonei Bičiukai veža ir Saulės picai, bei Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Šiaulių teritoriniam skyriui, kurio darbuotojos jau 3 renginį verčia į gestų kalbą. Paplojam joms. Kaip ir minėjau, šie renginiai būtų neįmanomi ir be mūsų draugų, ir dabar juos išvardinsiu. Gardino gatvė 7, Žeimių gatvė 8, Grinkevičiaus gatvė 18, kuriame mes esame dabar, ir Telkšos gatvė 4, kuriame mes būsime rugpjūčio 18, daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų, kurie geranoriškai sutiko priimti į svečius mus ir į savo kiemus įsileisti įdomius pašnekovus ir jaunuosius muzikantus. Tad didžiausios padėkos ir jūsų karščiausių plojimų nusipelno, ruoškite rankas. Jonas Glušniovas, Laimis Šležas, Sondra Gokienė ir Roma Janušonienė. Šiais metais mūsų kartu su projekto partnere Saulės pica įsteigėme prizą ir prieš kiekvieną renginį siūlome jums susirinkusiems laimėti ir išlošti picą. Jūs galite komentaruose rašyti, kiekvieną savaitę skelbėme lošimą ir tiesiog siūlyti užtaginti savo draugus, su kuriais norite pasirodyti renginyje. Tai šį kartą burtų keliu prizą laimėjo Loreta Motuzienė. Ar yra Loreta čia? Yra Loreta, matom ten. Tai Justina, jeigu gali, pribėgsi ir pica, karšta pica iš Saulės picos greitai pasieks jūs. Na, o dabar atėjo metas paskelbti pačią didžiausią mūsų naujieną ir dar garsiau paploti ir sutikti mūsų svečius. Grinkevičiaus gatvė 8 kieme šiandien virs istorija, nes ant scenos pokalbiui liko šiaulietis, gamtos fotografas, knygų autorius Marius Čepulis, kur jūsų plojimai. Prie jo jungiasi Laisvės TV reporteris, keliautojas ir knygų autorius Liudas Davkus. Tad, kas man belieka, tik palinkėti smagaus renginio ir pokalbio apie milžinų batus, jų nuotykius, nutrintus batus ir tai, kur juos pametame. Gražaus vakaro. Labą dieną. Aš, kadangi esu žurnalistas, tai man teko pareiga tarytum čia dominuoti, bet taip tikrai nebus. Mes, ko gero, turėsime dialogą ir kalbėsime apie tai, kas yra svarbu jums, kas svarbu visai Lietuvai. Ir sveikinu jūs visus išlindusius iš urvelio prieš tai, kai mes nersim atgal į urvus. Daug dievė, tai netruks ilgai, bet keistas jausmas ir matyti tas kėdes taip toli viena nuo kitos pastatytas, bet džiaugimės šią dieną, kuri iškrito kaip reta graži. Ir prieš pristatydamas Mariui pirmąjį klausimą, arba čia, žinau, mes pradžiai formaliai, paskui pradėsim neformaliai varyti, noriu pasidžiaugti šiuo triumfu laisvės prieš sovietinę architektūrą. Gali keistai skambėti, bet aš pats augau panašiam kieme Vilniuje ir aš manau, kad žmonės, kurie projektavo tuos tokius pavyzdinius rajonus, turėjo vieną slaptą misiją, kad juose nevirtų gyvybė, išskyrus, kad vaikai ten, aišku, savaime suprantama, žaisdavo, bet kad kažkas panašaus vykstų kieme, aš sunkiai įsivaizduoju, nebuvo netgi kavinių arba kažkokių tai, nežinau, apie Lūdės net baisu kalbėti ant kampo, kas yra normaliam gyvenime, normaliose valstybėse. Tai tokie renginiai, kuriuose mes galime susitikti lauke ir apie knygas šnekėtis, apie keliones būtent skveruose, tam pritaikytose, dar neužtankintose, čia yra kita problema. Tai iš tiesų yra labai džiuginanti iniciatyva, tai dėkoju visiems, kurie taip gražiai sugalvojo. Ką tu apie tai manai, Mariau?
Aš manau, kad būdavo anksčiau susirinkimai, ten būdavo kažkokie tai bendrabučio arba kažkokie žmonės vaikystėje ateidavo ir liepdavo ten visiems šnekėtis apie kažką, apie kažkokius planus, kaip ten kažką tai darys, aš tik tai sėdėdavau ir žiūrėdavau į tai, o mano kiemas buvo truputėlį toliau, tai yra Lenino gatvė 69 priešais elektros tinklus. Žinot, kur yra Lenino gatvė? Gerai. Ir jo, tokių dalykų nebūdavo. Ir tiek žmonių, kad galėtų susirinkti ir laisvai šnekėti, būtų visi išvežti. Tiesa, dar paskui reikėdavo važiuoti su dviračiais tą pačią Lenino gatvę ir salituoti paminklui, kuris buvo ten kažkur tai. Tai viena iš fainiausių Šiaulių prisiminimų mano vaikystės. Tai prie Šiaulių prisiminimų tuoj grįšim, bet aš norėčiau trumpą įžangą paaiškinti apie tos milžinus, kurie skamba gana poetiškai, milžino batai ir rengėjai tikrai labai profesionalūs ir parengė tokią gražią mums atmintinę, kaip galėtų vykti pokalbis. Pateikė vieną iš versijų, kad primintumėm seną žemaitišką padavimą apie milžinus. Ir aš skaitydamas tą padavimą, kuris man buvo naujas, pacituosiu tik vieną sakinį, kuris man skamba kaip ištrauka iš Lietuvos ryto 5 puslapio, kai jį leido kadaise tą puslapį dabar. Vienu žodžiu, vienas ėjo vienu krantu upės, kitas kitu krantu, vienas nešėsi kirvį, kitas kirvio neturėjo, rovė medžius plikom rankom, o kartais paduodavo jam kirvį ir su kirviu nukirzdavo. Tai nežinau, lietuvių pasakos iš tiesų yra keistos, kartais galima jas vadinti net siaubo pasakomis, nes mama paverčia vaikus medžiais ir paskui ištisos kartos turi tą... Arba prilipdo raganą prie kumelės ir taško kaulus po visą... Arba įmeta savo tetutę į žarijų duobę. Jo, arba kiškučiai rankytės, kojytės nusukinėja, paskui galvą nusuka. Taip, tai yra suprantama, kad mes tikrai esame su humoro jausmų tauta ir aš norėčiau peršokti truputį kitą pusę ir papasakoti trumpą istoriją apie, mano supratimu, irgi ten netruko smurto toje istorijoje, tai yra padavimas apie Vakatipų ežero atsiradimą. Mano mylima šalis Zelandija, kurioje gyveno daugelį metų tiesiog gyvūnai, didžiausi paukščiai planetoje, Moa toksai buvo paukštis, jo nebėra, nes žmonės ten apsigyveno. Tada atsirado maoriai ir maoriai prikūrė daugybę legendų. Tai tas ežeras labai įdomios formos, tokios S formos ir jis yra unikalus savo gamtiniam savybėm tuo, kad kas keletą valandų lygis pakyla ir ilgą laiką žmonės nesuprasdavo kodėl ir nusileidžia, va taip pat pulsuoja. Ir atsirado padavimas toks, kad labai senais laikais, kai dar baltieji nebuvo atsiradę Zelandijoje, gyveno ten gentis, kurios gražiausia mergina, jos vardas buvo Manata, o Matakauris buvo jos draugas, kandidatas į žentus, kaip šiais laikais sako, bet ji buvo karaliaus dukra, o jis buvo tiesiog prasčiokas. Ir jam tikrai šansai nebuvo dideli, bet sykį atsibastė iš tolimų kalnų pabaisa, milžinas, vardu Matau. Ir tą mergaitę pasičiupęs nusinešė į mišką ir aišku, nieks jos po to nebematė. Tai sielvartaujantis tėvas paskelbė žinią, gana tradicinę, kad kas išgelbės mano dukrą, galės gauti jos ranką ir širdį. Ir aišku, jos mylimasis leidosi į kelią, atrado kalnuose tą miegantį milžiną, kurį užmigdė pietų vėjas. Ir jis buvo prisirišęs ją savo prie kojos, kaip pasirodo, užkerėtomis virvėmis. Jis bandė jas atraiščioti, jam aišku nieko nepavyko. Ji pradėjo verkti, bėk, nes tave užmuš, ašaros ištirpdė tas virves. Jie parbėgo laimingi namo ir būtų kaip ir laimingai gyvenę, bet vaikinas suprato, kad pabudęs milžinas ko gero grįž ir atkeršys. Ir jisai vėl surengė blitzkrygą, vėl patraukė į kalnus ir teberado tą milžiną miegantį. Kažkaip labai patogiai tai maorių legendai tas milžinas vis miegodavo, bet kaip papūsdavo, tai laikykis, reiškia, už ko gali. Ir ką jūs manot, ką jis padarė? Jis sukrovė aplink jį iš malkų didžiulį laužą ir uždegė, reiškia. Ir vėjas, kadangi pūtė iš pietų, o į pietus patys žinot, kas nuo Zelandijos yra, tai Antarktida ir ten labai yra, reiškia, šaltas ir stiprus vėjas,
taip įsiliepsnojo tas visas reikalas, kad milžinas prasmego žemėje, kaip gulėjo, taip ir liko ir ta forma jo tarsi žmogus arba milžinas sudėtęs kojas, na, ilgis ten apie 70 km šito reikalo, tikrai nežeriukas kažkoks tai, ir prapliupo liūtis po to ir užpildė visą tą daubą vandeniu. Ir tas milžinas daugiau niekada nebepasirodė, išskyrus vienas jo kūno dalį, kur išliko, tai yra širdis, kuri iki šiol plaka po ežero dugnu. Ir todėl tas vanduo pulsuoja tarsi kažkokio milžino širdis. Na, tokia graži detalė. Jeigu ne ta širdis, aš nebūčiau pasakojęs, bet šiaip tai iš tiesų manau, kad beveik pralenkė lietuvių savo aiškiai išmonę. O ką tau milžinai reiškia? Visų pirma, šiauliečiam turbūt reiškia milžinai, tai yra milžinų tos pėdos, kurios yra prie bubių, ne? Kas ten yra žvejoja slapta, nes ten negalima žvejoti. Aš vaikystėje mane dėdė vesdavosi, dėdės vardas buvo Tolikas ir jis tarp kitko čia visiškai netoli gyveno ir vesdavosi mane žvejoti į tuos tvenkinius, slapta eidavom naktį, nesuprasdavau, kodėl mes tą naktį eidavom, bet tysdavo mane mažą ir paskui mes ten sėdėdavom, pasigavę žuvį, kažkodėl bėgdavom labai greitai atgal, irgi nesupratau kodėl. O šiaip tai milžinai man labiau reiškia, tai yra Naglių su neringa. Ir mano mėgstamiausia vaikystės pasaka yra toks senas leidimas, tokia didelė knyga ir labai gražiai nupiešta apie neringą, kuri laksto ten per pušaitės ir vaiko karves. Ir paskui Naglis ateina toks visas fainas. Aš tik niekaip nesupratau, kodėl tėvai jų tokie maži. Ir dar iki šiol man visiškai neaišku, kaip galėjom tokia užaugti, kad lakstytų su laivais prisirišus po jūrą, o ir iš kur tas Naglis atsirado, kai visa Lietuva buvo mažiukai. Ir dar viena įdomi detalė, ten yra toks epizodas, kaip Naglis atsisėda ir išpila iš klumpės smėlį ir ten tada yra kažkokia tai, kažkuris kalnas, kopa kažkuri tai, ne? Tai man įdomiausia iš tikrųjų ta vieta būtų pasižiūrėti, kur tas Naglis atsisėda, ten turėtų būti gera dauba. Tai va tos daubos niekaip nėra ir tai buvo mano viena iš vaikystės svajonių. Ir paskui, kai aš nuvažiavau į tą vietą pasižiūrėti tos kopos, nėra ten jokios daubos ir nebuvo jokio Naglio. Va. Man atrodo, daug melo yra praeitį ir kiekviena karta prideda vis kažką gražesnio ir aš kai girdžiu tas padavimus apie didvyrius, tas žodis yra didvyris, tai dideli vyrai, bet nueikite į Trakų pilį ir pažiūrėkite į tuos šarvus, kurie ten stovi. Ir ten yra 1,53 m ūgio didvyris, kuris kažkada ėjo į Žalgirio mūšį ir visus kitus Saulės galbūt mūšį jo protėviai. Aš galvoju, kad mus kažkokiu metu kažkas genetiškai modifikavo, nes pažiūrėkite mano ūgį, 1,95 m ir kai man prieš 2 savaitės sumontavo naują dušo kabiną, 2 metrų, aš jam parodžiau, kad aš ją neįeisiu, nes tas špikas, kuris buvo tiesiai man į kaktą nukreiptas. Ir aš sakiau, čia iki 1 vakaro, kai aš neatsiminsiu, kur aš einu, tarkim, persigėręs arbatos ir trenksiuosi tą ir bus kroj. Tai jie išardė viską ir padarė 2,20 m kaip Sabonio, kad jau tikrai galėčiau praeiti. Tai nėra čia ko būtų aukštesniam negu vidurkis, pavyzdžiui, aš esu Europos vidurkis ir man gerai. Nu, bet prisiminkime mūsų vyrus, kur skynė auksą Stokholme arba Eurolygoje, kadaise pasakoja žmonės, kad krepšinis Lietuvoje toksai buvo. O aš atsimenu tinklinį, aš buvau Lietuvos tinklinio rinktinės narys ir Šiauliai man visada buvo laisvės miestas, nes jis man asocijavosi su kelionėmis, atleisdavo nuo pamokų, mes važiuodami į Šiaulius ir taip pat kelionių miestas. Vienas dalykas, mes žinom, kad galim gauti dūdą Šiauliuose iš Vilniaus, nes jiems kažkodėl nepatiko Vilnius ir susirinkdavo į mokyklas tokia kaukianti minė gerbėjų, kad niekur kitur Lietuvoje taip žmonės nešaukė už savo komandą kaip Šiauliuose. Nu ir paskui aš turėjau daug draugų kilusių iš Šiaulių ir muzikantų, ir žurnalistų ir aš tikrai manau, kad čia yra kažkuo ypatinga ta vieta tokia tarp šiaurės ir likusios dalies tokia, nežinau, ne Žemaitija, ne, techniškai, tokia irgi neapsisprendus. Nu, yra Lenino gatvė, vienoje pusėje Žemaitija, kitoje pusėje Aukštaitija, kas šito nežino, ne? Ne Šiaulietis ir nežino. Taip, tai aš atvykau... O mes dabar sėdėm Aukštaitijoje, tarp kitko. Aukštaitijoje, o ten už Lenino... Ne, jo, ten jau viskas. O kodėl pervadino Tilžės gatvė Lenino, kad niekas nesuprastų? Svarbi ta gatvė, kaip eina nuo bažnyčios ir eina iki pat Tilžės, tai turbūt dėl to. Be sustojimo. Jo, jin atsitrenkė tiesiai į Tilžę. Dabar aišku. Nu, dar per Tauragę reikia perėti. Geografija tokia tikrai įdomi ir dabar papasakok apie savo keliones. Kur tu šiemet buvai? Jo. Šiemet buvo kelionių suplanuota daug. Viena iš jų turėjo būti lapkričio mėnesį Kosta Rika. Ate Kosta Rika, pasimatysim kitam gyvenime. Nu, gal ne kitam, bet kažkada tai vis tiek aš ten kažką nuvažiuosiu. O buvau kur?
viena iš įsimintiniausių mano kelionių šiais metais buvo į Marijampolę, į balas ieškoti skydvežių, nes tai yra mano gyvenimo svajonė, ne gyvenimo, nuo tada, kada Ričardas Kazlauskas papasakojo, kad yra tokie skydvežiai, kurie atsiranda baloje ir paskui šiaip sau ir išnyksta, visą laiką svajojau juos surasti ir staiga viena Marijampolės mokytoja, tai yra vienas mokinys parodo Marijampolės mokytoja parodo man ir aš viską metęs lekiu tenai ir tai buvo vienas iš didžiausių džiaugsmų šiais metais, ką aš apturėjau, tai vaikštai ir baloj staiga pamatai va tokią vadydžio vežiukai, kurį jos dėmesio gal net neatkreiptumėt, kuris mataruojasi uodegą, jis ėda dumblą ir iš viso nieko įspūdingas, tik tai tuo, kad nepakitęs gyvena beveik ten kelišimtus milijonų metų. Tai iš tikrųjų tai rodo, kad Marijampolė yra kelišimtai milijonų metų. Ir žmonės ten tie gyvena. Ne, iš tikrųjų. Bet tai tas įspūdis buvo pats fainiausias ir man atpirko krūvą kelionių, ką aš norėjau pamatyti arba ko nenorėjau pamatyti. O tai tą skydvežį tu susitikai? Susitikau, pamačiau, nusifotkinau ir dabar jis yra mano viršelio, nes jo akytės labai fainos, yra dvi normalios akis, viena nauplinė akis ant viršaus ir... O kokie dydžiai yra? Ai, čia jau suaugęs? Jo, čia suaugęs. Nu, jie tokie ir yra. Tai Marijampolė. Tai dar buvo žygis, kažkur tai važiavau. A dabar kur aš važiavau, aš neprisimenu. Ne, iš tikrųjų šie metai yra labai blogi kelionėms, nes visus metus aš prarašiau daugiausia, į miškus labai mažai važinėjau, palyginus su tuo, kiek aš keliaudavau kažkada tai, o apkeliavęs esu nemažą dalį pasaulio. Lietuvą esu tarp kitko visą apvažiavęs, vienu metu man užėjo bizas nufotkinti visas Lietuvos bažnyčias. Nufotkinau, yra Lietuvoje virš 800 bažnyčių, kas nežinot. Esu nufotkinęs apie 600, nefotkinau miestų bažnyčių, tų didžiųjų miestų. Net žinau, Šiaulių turbūt nefotkinau. Ir taip matosi iš Tilžės. Tai esu apvažiavęs visą Lietuvą ir iš tikrųjų Lietuva yra fantastiško grožio šalis, kai tu važinėjai po visus tuos kaimelius, po visokius žvirkeliais, tu žiūri visas tas sodybas, bažnytėlės, kurios sėdi kažkur tai miškuose, visiškai apleistos, bažnytėlės slavų, visokios pravoslavų, kurios ten nukritusiais stogais ir ten vaidenosi visokie dalykai, jeigu tu įsivaizduoji, kad jie vaidenosi, iš tikrųjų niekas ten įsivaideno. Tai Lietuvoje yra tikrai ką atrasti ir dabar įdomu po šitų metų, tokių karantino metų, tai turėtų būti daug tų atradimų ir žmonės turėtų daug ką atrasti. Nes dabar aš kiek stebiu informaciją, tai visi visur važinėja, visi visur rašo, va čia buvau, čia labai faina ir čia labai faina, tai iš tikrųjų labai faina. Ir aš netgi biškį džiaugiuosi, kad tas įvykis atsitiko, kad mes negalim niekur kitur išlėkti. Na, ko gero, tai yra savo laiku, bet labai paradoksaliu metu atsitikusi tokia pamoka tautai, kuri dar turi save subrandinti ir save sukurti, nes 30-aisiais mūsų laisvės metais mus pasodino dar mažesnį narvą, negu mes išrūkom, ar ne? Ir tai labai keistai atrodo. Ir tada mes turėtumėm, ko gero, pasiimti tam tikras patirtis. Galima liūdėti, kad neišvažiavai, arba galima džiaugtis tuo, kad vis dar esi čia ir turi ką veikti ir kad tau pavyko įstrigti ne bet kur, o vienoje gražiausių pasaulio valstybių, turbūt, ar ne? Nes jeigu lygintumėme su šalimis, kurios gali turėti didelius kanjonus arba daug smėlio visokių formacijų, bet aš žinau žmonių, pavyzdžiui, Izraelio, kurie atvažiuodavo, reikia sakyti, turbūt būtuoju dažniniu laiku, į Druskininkus, išsipirkdavo kelialapį vadinamai ir sėdėdavo balkonė ir mėnesį žiūrėdavo, kaip auga medžiai, nes pas save namie to daryti negali, nes ten medžiai auga labai tokiom išskirtiniam tik sąlygomis. Paminėjai Kostariką, aš spėjau šiemet dar pristatyti savo knygą Žuvis, kuri supainiojo duris. Čia yra 70 novelių iš 6 žemynų ir Kostarikai skirtos netgi 3 novelės. Tai ten tave būtų pakerėjęs vienas padaras, ko gero, vienas iš jų čia dabar keliauja šitą tolimą giminaitę. Tai lapakarpės skruzdėlės yra nerealus padaras, kurį turėtų kiekvienas moksleivis pažinoti. Aš kai vaikams... Mano dukra, būdama 4 metų, nuvyko kartu jau su mumis į Kostariką ir pirmas dalykas, ką jinai padarė, jinai išbėgo iš to namo džiunglėse ir mes išgirdom klyksmą ir pagalvom, kad dabar ten yra arba boa, arba koks nors krokodilas, bet jinai tiesiog
užtvėrė kelią skruzdėlėms lapakarpėms, o skruzdėlės lapakarpės, jeigu nežinote, kas leaf cutters ants, reiškia angliškai vadinasi, jos visą gyvenimą kerpa lapus ir kaip Žalgirio fanai po rungtynių eina su žaliom vėliavom per mišką, reiškia, įsivaizduokit skruzdžių tokį taką ir visos eina su žaliom vėliavom, reiškia. O paskui augina grybus. Taip, kam tie lapai, negi jos valgo lapus, čiagi ne karvės, ne ožkos kažkokios, tai jos tuos lapus neša į požemį ir deda grybui prie kojų ir grybas suvartoja, reiškia, tą visą masę ir juo minta skruzdės. Bet kur yra moralė šitos istorijos, kad ne visos skruzdės yra vienodos, kaip Orvelo gyvulių ūkyje. Geriau žiūrėjus į kai kurios lapus pamatysite, kad ant jų tupi po vieną skruzdę, mažesnė gerokai. Jinai yra kokybės kontrolė ir jinai žiūri, kad lapas būtų nepapuvęs, nenugraužtas ir neapkramtytas, jeigu netoks mesk lapą iki eilės galą ir toliau, reiškia, dirbk. Tai žiūrint į šių skruzdėlių gyvenimo trukmę, tai ilgiausiai savaime suprantama gyvena motinėlė, antroji vietoje yra kareiviai, trečioji vietoje kokybės kontrolė, ir paskutinė yra darbininkai, kurie gyvena labai labai trumpai. Ir ten gyvena tik tai moteris, vyrų faktiškai nėra. Taip, kad jeigu aš sakau, kad valdo pasaulį moteris, tai valdo pasaulį moteris, nes skruzdėlių yra daugiausia pasaulyje iš visų gyvūnų, iš gyvūnų būtent ir iš vabzdžių irgi, be abejo, aš bakterijų virusų kol kas neskaičiuoju, ir vyrai gimsta tik tai tam, kad apvaisintų karalienę, yra te ir nebėra. Visam skruzdėlyne gyvena visą laiką tik tai merginos. Merginos dirba, merginos karalienės, merginos kareiviai, vien žodžiu, tokios amazonės. Labai įdomi kryptim pasisuko pokalbis, tai aš irgi negalėčiau nutilėti kito fakto apie kitas merginas, kurios panašiai kaip žmonės vartoja dvi galūnės, kad judėtų, bet tai nėra, be abejo, nei žmonės, nei hominidai, netgi nėra primatai, tai yra Australijos kengūros, tai kogi jos yra, ten yra visiškas rinkinys fantastiškų, visa Australijos gamta yra fantastiškų savybių rinkinys, bet aš tik Australijos sužinojau tokį faktą, kad jos gali būti pastojusios, bet nenėščios. Kitaip tariant, kengūra, kurie atrodo, kad gamtinės sąlygos nepakankamai geros, kad jos įsčiose augtų vaikas, kuris beje gimsta neišvystytas, bet pusiau išvystytas ir nušliaužia kailių, ropodamas į jos tą kišenį ir ten toliau vystosi. Ji gali užlaikyti nėštumą neribotam laikui, aš nežinau, koks neribotas, metui, pavyzdžiui, metams. Ir yra daugybė atvejų, kai į parką, kuriame nėra patinų, atveža 3 pateles, jos ten strikinėja, geria vandenį ir visai tenai džiūgauja ir visos 3 tai nėščios tampa, reiškia, nuo šventos dvasios ar nuo ko, bet kitaip tariant, jos turi tokį sugebėjimą, kurio neturi. Aš iš karto tada apie lietuviškas Angelę sakau, Angelė yra gyvatė, angis, ne? Aš jas taip vadinu. Tai Angelė gali, gerai, nesakysiu Angelė, keistai skamba. Angis gali patelė susirinkti kelių patinų sėklą ir paskui sugalvoti ir atsirinkti, kurio patiną sėklą jinai panaudos. Jinai sugalvoja, kad šitas buvo visai neblogas prieš 2 metus ir tada apvaisina savo kiaušinius ir tada gimsta angiukai, kur patino gali jau gyvenime nebūti. Visiškai. Tai mūsų Angelė yra krūtesnė negu kengūra. Nu gerai, tada aš atremsiu tavo argumentą su vombatu, nes tokio kieto padaro iš vis nėra, jeigu mes čia pradėjom žaisti tenisą, kas kietesnė gyvūną paminės, vombatas yra čempionas, jo, bet vombatai kol kas pas mus negyvena, nors manau, kad sąlygos po truputį darosi jiems geresnis. Toks mielas padaras, ne visai mielas kaip koala, bet iš tos serijos. Tai jis pasižymi viena beprotiškai keista savybė, jo kakučiai yra kvadratinės formos, reiškia, įsivaizduojat. Niekas kitas taip nemoka planetoje daryti kaip vombatas ir jeigu jūs paklaustumėt, ar jisai koks nors architektas buvo praeitam gyvenime, ar kubistas galbūt, bet ne, jisai iš tiesų turi labai rimtą priežastį. Gal kas nors žinote, kodėl jisai daro kvadratukais, kaip karvutės tais saldainiais? Nežinot? Labai paprasta priežastis, įsivaizduokit, jūs esat vombatas ir jūsų urvelis yra kaip kurmiarausis. Tuo urveliu jūs žymite savo teritoriją, kad kitas vombatas neteitų ir netrukdytų jums gyvenimo. Tai jūs norite eksperimentais pažymėti savo teritoriją, bet jeigu jūs ant to savo
Rutuliuką padėsit, kas bus rutuliukui? Jisai nurėdėjęs kažkur ir niekas nežinos, kieno žinai, tai namelis. Tai jeigu tu padarysi kvadratuką, tai yra tikimybė, kad jis, kaip sakant, ten ir liks. Tai nežinau, kam įdomu, galite Google paklausti, viską išaiškins apie procesą. Aš nenoriu eiti detalės, nes mes ne proktologų suvažiavime esame ir neturėtumėm turbūt čia. Aš pasiduosiu, nes jeigu mes pradėsim tą temą plėtoti, tai aš turiu labai daug ką papasakoti apie kiškius ir apie kitus gyvūnus. Jo, taip, bet tu fotografuoji turėdamas humoro jausmą. Pakalbėkime apie tokį dalyką, kurį žmonės susiduria daugelis buityje, filmuodami savo katinus arba eidami su šunimis pasivaikščioti. Ką tu manai, koks iš tavo sutiktų gyvūnų, pavyzdžiui, turi tų užuomazgų, gal jų turi daug, mes tiesiog nesuvokiam jo. Nes tavo nuotraukos kartais juokinga skaityti, ypač parašus, kartais jos patys siužetai atrodo pakankam. Ar čia yra žmogaus visgi tokia monopolija jausti, kad yra juokinga? Ne, aš manau, kad tikrai ne monopolija, ne žmogaus. Nemanau, kad sraigė galėtų suvokti, kas yra juokinga ir žvengti iš kitos sraigės, kai jai kokia nors pataiko kalkinė adata, kai jie jos ten mylisi. Bet aukštesniem gyvūnam tai yra tikrai būdinga ir tai yra įrodyta ir suvokia. Ir dramblys gali pažvengti iš kito dramblio, įmyniai ne ten, kur reikia, arba ten parkristi. Ir pavyzdžiui, kranklys mūsų gali voliotis dėl smagumo sniege, šiaip sau arba kokią nors papūgą kėję iš tavo mylimo šalies, ne? Dėl smagumo gali blūdyti, bet tai būdinga aukštesniam intelektui. Tai kadangi mes esam prie šitos ryties, tai ir mums tai yra būdinga, truputėlį turime to proto, o kodėl mano nuotraukose dažnai taip atrodo ir aš taip rašau, todėl kad žmonės labai yra linkę perimti gyvūnų mimikas ir priskirti, ta prasme, gyvūnų mimikas priskirti savo. Nors tai visiškai absoliučiai nieko nereiškia. Tu nufotkini stirną, kuri valgo ir tu gali sukurti visą istoriją. Nors jinai valgo ir daugiau visiškai nieko nedaro. O jos ten akis biški kamputis nukriupęs bus, ne? Tai visi, oi kaip liūdna stirnutė, gaila, gal jai kas nors užmynė ant kojytės. Ne? Arba ten koks nors ežiukas baisiai nosis nulinkus, tai jau liūdnas. Nosis pasikėlus jau liūdnas, jau linksmas, ne? Ten vat, šiandien nufotkinau šliužą, eidamas tiesiog iš ežero. Akytė susivedė, va taip toks žvairys, fainas, toksai gerutis. Ir vėl gali sukurti krūvą istorijų, nors su to gyvūnu visiškai tai nieko bendra nėra. Tiesiog mes žmonės esam linkę perdėti savo emocijas, savo nuotaikas ant gyvūnų ir tai nėra gerai. Tai mes apskritai viską savo bandome pritaikyti ir net jeigu toks reiškinys kaip, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, apie kurį dabar madinga kalbėti, ir reiškinys singularumas, kada mašina taps protingesnė už žmogų, save pataisys ir tada viską suės, nes mes jai trukdysim. Tai mes, ko gero, priskiriam visus savo žinomus siaubų filmų scenarijus tam, apie ką visiškai neturim supratimo, nes jisai bus mums protingesnis ir turės kitų turbūt tikslų, negu kad naikinti, pavyzdžiui, visų pirma mus. Taip ir bus. Ką tu galvoji apskritai apie tai, kad vaikai, nežinau, dabar galim kaip seni žmonės pakalbėti, kiemuose, kadaise krikštė daugybė vaikų, suposi, su pynėmis žaidė, ką ten, Alibaba. Začiem sluga. Jo, Alihalo. Nežinau, mes Šiauliuose nežaidėm Alihalo. Tai čia turbūt mūsų rytų... Šiauliuose žaidėm peiliuką, Šiauliuose žaidėm hakėjų, Šiauliuose žaidėm, jo, žemę žaidėm, Šiauliuose žaidėm... Ką? Vadą. Ne, gaudynės, kavonės. Ką dar žaidėm Šiauliuose? Alibaba žaidėm, jo, bet Alihalo nežaidėm, kažkokie Vilniečiai. Ten kažkaip kamuolį reikdavo mesti viršų ir bėgti, kur akis meta. Barunkės visokie žaidom, bet jau su kašiu. Tai dabar vyksta tas reikalas kiemuose? Ar gumytės, kiek vaikų žino, jeigu parodytumėt gumitę, kaip šokinėti, kiek vaikų šokinėtų. Jei iš tos gumytės nežinau, ką pasidarytų, prisirištų kompą turbūt prie savęs ir vaikščiotų su planšetė, kad patogiau būtų. Dėl to, kad per Skype'ą gali pažaisti gaudynės dabar ir Ne, visi iš tikrųjų kaltina vaikus, vaikai kokie blogi, vaikai neišeina į lauką, vaikai nežaidžia, kokia čia ta karta, bloga ir taip toliau. Jeigu mums būtų davę šiuolaikinė technologija tais laikais, visų pirma, mes būtumėm nudvėsę iš siaubo tą pačią sekundę turbūt, arba ten pusė būtų širdies smūgių gavę, bet mes irgi nebūtumėm ėję į lauką, mes būtumėm sėdėję su tą technologiją ir žiūrėję. Šiaip iš tikrųjų, vienas iš mano įdomiausių scenarijų būtų paimti ir į tuos laikus paimti ir nunešti mobiliaką ir paduoti ir sakyti, va, žaisk vaikę.
ir kas atsitiktų, vaikų nebeliktų kiemus. Bet mes su tavim prieš tai šnektelėm ir tikrai užuomina, kas būtų buvę, nes aš iki šiol atsimenu tą elektroniką 2 žaidimą, kur vilkas gaudo kiaušinius, aiškiai, kur visi muždavosi. Rubiko kubas, ne visai skaitminis žaidimas atsirado tais laikais. Ir buvo toks elektroninis žaidimas, kur prijungdavai prie televizoriaus ir tokie kamuoliukai šokinėdavo. Bet gal pasisekė tai kartai, kuri negavo savo laiku ir jinai išdalyvavo gamtoje, nes nesiniai atlikta apklausa Britanijoje parodė, kad 75% vaikų yra lauke praleidžia mažiau laiko negu kaliniai, kurie turi teisę eiti pasivaikščioti, nes eiti lauką kaip ir nebėra ko ir nebėra kur ir pažinti gamtą yra kažkaip tai nebe madinga ir kas, kur link visą tai eina, klausimas. Tai, jo, bet iš tikrųjų tos technologijos iš dalies ir padeda pažinti tą gamtą, įsivedat PlantNet programėlę, pasižiūrit koks čia lapas ir jūs žinot, kad čia yra kaštonas iš tikrųjų, ne? O čia yra, pavyzdžiui, koks nors klevas, ar ten koks nors gluosnis, o ten koks nors ąžuolas. Tai, bet tuo reikia sudominti ir čia jau prasideda daug gilesnės problemos. Tai yra dėmesys, anksčiau, kai norėdavo, kad vaikas neknistų galvos, išmetė į kiemą ir pakvietė pietų. Mariau, valgyt! Iš visų ten balkono, ne? 12 val. Ar 6 val. Vakaro. O dabar, jeigu nori, kad vaikas neknistų galvos, tai jam duodi mobiliaką, įjungi filmuką ir eini ir viskas. Tai nieko nereikia norėti, kad vyksta taip, kaip vyksta. Ir su tuo kovoti beprasmiškai yra, tiesiog reikia užsiimti papildomą veiklą. Bet yra pavyzdžių institucinio požiūrį į šitą reikalą, nes jau seniai jau dešimtmečius kelis nieks nieko nebenustebint čia kažkokiais tai išmaniaisiais įrenginiais klasėse arba skaitinis raštingumas beje tuo pat metu atsilieka stipriai. Bet pavyzdžiui, norvegai, švedai iš dalies mokyklose turi disciplinas, kurie vadinasi, nežinau, darbai ten ar kas, bet jie mokosi su peiliu apsieiti gamtoje, išgyventi. Yra pas mus puikios sąlygos darytas iškilas, tai prailgintos pamokos birželio mėnesį, buvo tokie planai bent jau iki šių metų įvykių. Nežinau, kiek yra norinčių išvesti, nes čia yra vėlgi laikmečio reikalas, atsakomybė, o jeigu vaikas iškris iš medžio įlipęs į jį, nes tai būna kartais gyvenime, ne? Kartais tu užsidirbi randą, gumbą ir tokiu būdu paženklini save, kad tu gyvenai. Tai tėveliai, ko gero, progresyvus tą direktorių ir mokytoją tikrai užkampys, jeigu ne po Facebooką, tai po teismus, ko gero, ir taip toliau. Tai mes turim saugus būti su pirma, ne? Jo, arba parodai, kaip skerdžia, pjauna žirafą, daro skrodimą ir tada vėl pusė pasaulio ir siaubo numiršta, ne? Nes negalima matyti vaikui ten vidurių ir taip toliau, nes šokiruos ir visa kita. Tai mes patys saugom savo vaikus, bandom juos atitverti, įduodam kompiuterius, kad jie niekur nelystų ir per ten visko prisižiūrėtų ir paskui, aišku, tada jau stebimės, kodėl viskas yra taip, kaip yra. Bet kitaip ir nebus, ta prasme, su tuo reikia susitaikyti. Ir su tuo kovoti nebūtina, bet bandyti išeiti iš to, bent kažkiek tai palenkti į tą pusę, į gamtos pusę, nes tie kompiuteriai, visi tie žaidimai vis tiek galų gale atsibosto. Kokius ten geresnius bekurtų, kokios ten būtų virtualios realybės. Ir dabartiniam vaikam nuėjus į lauką visiškai neseniai vedžiau ekskursiją, užteko parodyti voro lizdą. Ten buvo sensacija, arba užteko parodyti bitę, kaip tenai, ką ten daro, arba suradau skruzdžiuliūtą ir parodžiau, kaip jisai iškiša tą žnyplę, susirbė skruzdėlytę ir išspjauna skeletuką. Tai jie buvo tiesiog, nes tokių dalykų nepamato, bet tą gali parodyti ir jiem iš tikrųjų tai yra įdomu, jeigu kas nors tai rodo. Bet tai yra puikus dalykai, ką tu sakai, dėl to, kad mes visgi šią prasme esam atsilikę, nes yra visokių kultūrinių mainų, atvažiuoja draugai, Andrius Tapinas pasakoja, pas dukrą atvažiavo 2 italės. Tai visą tą laiką, kol jos buvo čia Lietuvoje, jos kankinosi dėl to, kad jos nepakankamai daug laiko, reiškia, leidžia savo Instagramų. Ir kad ir ką jie būtų berodę, kad ir kur jie būtų bevežę, kad ir kokį skruzdžiuliūtą ant Napoleono torto pasodinę būtų, niekas neveikia absoliutelmento, nes joms jau yra ta, žinai, priklausomybė. Ir aš su Urte Neniškytė esu nesikį diskutavęs ir mes apie mūsų garsiąją smegenų specialistę, kad lošimai, alkoholis ir narkotikai iki šiol buvo tie dalykai, kurie oficialiai skatina priklausomybę, kitaip tariant, dopamino išsiskyrimą smegenyse, kurį gauni ir tada būni laimingas. Bet mokslininkai tirdami smegenų sritis, kurios įsižiebia, kai žmogus
stebi savo socialinį paskyrą ir randa ten daug laikų arba širdučių, yra tas pats kaip kokaino takelis užneukšt faktiškai. Tai yra žiaurūs dalykai, bet tik... Dabar matot, kodėl aš toks laimingas visą laiką. Tu daug laikų sulaikai, jūs laukia galbūt, ne? 85 000 gerbėjų. Yra ir kitų šitų neuronešiklių, yra ir endorfinai, ir serotoninas ir taip toliau, tai galima ir kitaip laimės hormonų pasigaminti, bet šitas yra gaminasi lengviausiai ir manau, kad beje vienas įdomus faktas, kad žmonės tokie kaip Zuckerbergas arba žmonės kūrė Twitterį, savo kūrėjų komandoje gana ankstyvoje stadijoje įsivedė lošimų pramonės galiūnus minties, ekspertus iš Las Vegaso ir kitų lošimo centrų, Monako, kad patartų, kaip reikia veikti, kaip kurti programas, kad žmogus kuo ilgesnį laiką, jie vadina screen time arba ekrano laikas, kad kuo ilgiau praleistų. Tai aišku, yra trikampis, vadinasi trigger, action, satisfaction arba jaukas, veiksmas, atlygis. Tai mes dėl to atlygio padarom tos veiksmus, varpelis suskamba ir mes esame trumpam laimingi, bet ir truputį labiau durneliai, man atrodo. Dėl to, kad mes pakeičiame tikrą dalyką, tikras skruzdės į skruzdės, kurias reikia vaikytis po ekraną. Ir čia dar ne viskas, mes apie gamtą ir apie žmonės šnekam. Žinot, kad yra programėlių katinams pridaryta labai daug ir turbūt jūs turite. Pavyzdžiui, jeigu jūsų katinai nuobodu, jūs atsisiunčiate į savo iPadą žuvytės, padedat ant grindų ir jūsų katinas irgi narkomanas, nes jisai visą rytą gaudys tas žuvytės, nes ten pliukši ir ratilai padaryti žuvytės. Man reikia tos programos naktį paleisti katinui savo, nes rūpužė laksto kaip nublūdęs. Tai palauk, bus toj apsai ir briedžiams, kad jie į kelią nebėgtų, ir šernams, kad neknistų mūsų derliaus. Aš manau, kad mes visus suskaitmenizuosim iki amžiaus galo ir prisiminsim tos laikus, kai sėdėjom ir taip analogiškai bendravome akis į akį, nors korona, aš nežinau, jinai iš dalies ir gerų, aišku, galima rasti dalykų, bet ką jinai padarė, jinai mus dar labiau pradėjo stumti vienus nuo kitų, man atrodo. Mes ir taip jau linkę į savo urvus įlysti ir per ekranus bendrauti su pasauliu. O dabar žiūrėkit, susodinti dar per metrą, paskui ir 2 metrai bus ir 5, o gal geriausiai iš viso niekur neiti ir su kaukėmis sėdėti. Ne, bus kitais metais vakcina ir bus viskas ok. Jo, tai tikrai, tu teisingai sakai, viskas bus ok, mes šitą prisiminsim kaip patirtį, kurią naudosim, reiškia, nes žmogus viską panaudoja savo, kaip sakant. Arba bus įrašyta, kad Čepulis sakė ok, bet nebus ok ir tada vėl sakys, ne. Nebus greičiau galbūt vakcina netgi, bet nežinau, dalis žmonių nesiskiepys, nes tas, aš kartais stebiuosi, ką tu galvoji apie tos žmonės, kurie sako, kad čia yra planas išnuodyti visą planetą? Aš stengiuosi negalvoti, nes paskui nori sudaužyti daug visokios įrangos, o jinai brangi. O iš tikrųjų, tai man, šnekant apie tai, bet ne apie skiepus, tai keistas žmonių suvokimas pasaulio. Ir iš tikrųjų tai labiausiai stebina, nes kaip jūs suvokėt pasaulį, ne? Jūs matot augalus, jūs matot, jeigu būtų miške, ne? Kažkokius tai gyvūnus, dažniausiai kokia nors ten prikla musė arba priklas uodas, kuris skanda, bet suvokti visą pasaulį ir visą gamtą, pavyzdžiui, kaip aš ją įsivaizduoju, ne? Mano įsivaizdavime, jeigu reikėtų tai nupiešti, jūs sėdit ant kirmelių klodo visų pirma, tai yra po jumis laksto apvaliusios kirmelės, milijonai, milijardai erkių, kurios sėdi, dabar visi koja į viršų. Ne, jos sėdė visokie oribatidai, gamazidai, tai yra dirvožėmio erkės, dėl kurių jūs iš tikrųjų turite augalus ir visą kitą. Tai čia tik kas po žemėm. Ant jūsų kūnų ropoja erkės, ant jūsų odos, nesvarbu kaip jūs jas šveistumėt, sėdė erkės ir gyveno su mumis tiek, kiek mes gyvenam. Jie prisitaikė gyventi ir mums nieko blogo nedaro, kartais jeigu sunervuoja, tada padaro ko nors blogo. Ir bakterijos, kurios sėdi musyse ant mūsų, grybai, kurie gyvena musyse, 600 rūšių grybų yra žmoguje rasta. 600 rūšių. Nu, aišku, ne baravykai ir ne pievagrybiai, ką įsivaizduoja. Kai sako, tu grybas, tai yra tiesos. Absoliučiai. Tai yra mielės ir taip toliau. Ta prasme, virusai ir bakterijos gyvena pasaulyje, 4 milijardai metų. Truputėlį normalesnės ląstelės atsirado prieš 2 milijardus metų. Virusai gyvena plius minus 3 milijardai metų. Čia yra tokia evoliucija. Jie tiek yra pažengę. Pažengę turiu minį, kad jeigu jie yra bakterija, tai nereiškia, kad jie nėra pažengus. Jie yra pažengus per 4 milijardus metų. Primink dabar, kiek Homo sapiens rūšiai metų? Apie plius minus ten skirtingai apie keli milijonai, ne? Bet Homo sapiens apie keliasdešimt tūkstančių. Ne, atseit kalbos užuomazgos, nuo kurios galėtume vadinti save sapiensais, apie 200 tūkstančių. Tai ta prasme, jaunuolis visiškai. Keli milijardai su keliais šimtais tūkstančių metų yra nulis. Absoliutus, visiškas nulis. Ir mes iš karto, mes esam valdovai, gamta yra mūsų, mes gyvenam mūsų pasaulyje, sėdi šitas, anas ir anas, bet mes gyvenam knipždėlynė, krūvoj visokių organizmų ir net įsivaizduojam, kad jie yra visur aplinkui mūsų.
Tai tie skiepai, skiepytis, nesiskiepyti, vieną koroną atskrido, neatskrido ir kiek jų dar ten yra ir kiek jų bus, tai Dieve padėk. Bus blogiau, žinokit. Tuoj bakterijos šitą. Ir tai žydiškas posakis, šipsokis ir tuoj bus dar blogiau. Tai manau, kad iš tiesų nereikia neprarasti humoro jausmo. Aišku, lietuviai yra santūrus, nemėgstantis savęs labai, mėgstantis, bet besidrovintis parodyti ir netgi estai šokti išeina greičiau negu kartais lietuviai. Nežinau, čia irgi vieni iš tų mitų, kokie mes blogi, bet iš tiesų, ko gero, didžiausias privalumas koronaviruso, tai tie visi suklestėję pažintiniai takai ir visokie dvarai. Vat aš beje važiuosiu knygos pristatyti vieną iš dvarų netoli nuo čia. Mes turime pagaliau nustoti save vertinti kaip posovietinę šalį. Aš, kadangi rašau angliškai daugybę metų užsieniui ir vis dar tenka pakovoti su redaktoriais Londone, kad jie išbrauktų tą savo trigraštį, nes jie būtinai rašo Post-Communist Republic, reiškia. Sakau, tai kodėl jūs nerašote apie JAV buvusi Britanijos koloniją, reiškia, nes, palaukit, tai kiek dar metų turi praeiti, kad mes būtumėm nebe po sovietinė respublika, bet iš tikrųjų to posovietizmo yra ir aš nežinau, tautos kelyje ko gero ir turi būti tokie, vat, aišku, čia teko ne mums unikaliai, visiems tas teko, bet kaip mes iš to išeisime. Ir kol kas, kad ir kaip mums patiktų ar nepatiktų valstiečių valdančioji koalicija, visgi Lietuva turi smarso, susitvarkė pakankamai gerai ir ekonomika nesmugo taip, kaip buvo galima pamanyti per pirmus mėnesius. Tai tiesiog reikėtų ko gero nesustoti ir patikėti savim, kaip mano mylima Naujoji Zelandija, kurią kažkada pamotė Britanija, kai jie persikėlė kažkada į tas salas, jie sakė, mes būsime geresni Britai, netgi jie vadinosi geresni Britai, nes viskas buvo britiška tik labai toli. Ir pudingas, reiškia, tas šlikštus, reiškia, ir ten visi tokie patiekalai keisti, ir pabai ant kampo, ir ta kalba pradžioje buvo grinai Britų akcento. Ir Britanija įstojo į Europos Sąjungą ir pasakė, ačiū draugai, viso gero. Jūsų vilna, jūsų pienas, jūsų sūreliai, jūsų kyvio vaisiai, visa tai dabar bus apmuitinama kaip ir prekės iš Kinijos, pavyzdžiui, arba Bangladešo. Ir tada jiems buvo geras šokas, jie pradėjo galvoti, kas mes čia esam, nes iki tol jie buvo kaip ir Britanijos tokia vos ne provincija. Su mumis lygiai tas pats buvo. Ką? Su mumis lygiai tas pats buvo. Ir daliai žmonių mes vis dar esame kažkokioj tai palyginamoje erdvėje su rusais. Nu, tarkim, prie rusų čia buvo geriau, čia aišku jau toksai posakis, reiškia... Aišku, geriau buvo, ledai 6 kapeikas kainavo. Bet rusus pakeitė gana greit Briuselis ir dabar vat Briuselis to neleido ir tą primetė mums ir vėl kažkas už mus čia gyvena. Tai va tą, kol mes į tą žiūrim reikalą, tai mes tikrai nesam Naujoje Zelandijoje ir vis dar mes kažkaip tai dairomės ir stapčioje. Bet einam visgi pasakišku greičiu milžino batais į priekį, dėl to, kad kai atvažiuoja amerikiečių grupės, atvažiuodavo vėlgi kaip ir izraeliečiai į druskininkus, ir aš jiems skaitau paskaitas apie Lietuvą. Ir kai aš per daug nuvažiuoju gal pagal savo prigimtį ar vardo, reiškia, kilmę į tokią liūdėsio pelkės, kažkiek tai apie savižudybės kalbant, ar apie demografiją, sako, pat palauktų, pasižiūrėk, kaip jūs gerai atrodot. Jūs atsimenat, kur jūs buvot prieš 30 metų? Mes atsimenam, kur mes buvom prieš 30 metų. Ir mes tikrai gerai atrodom. Bet mes žurnalistai bent jau tikrai nesakysim, nu, Ramūnai, Sauliau, gerai varo, tikrai atsipalaiduokit, dabar jau tikrai gerai. Niekada to nebus, mes visą laiką kritikuosim, bet, nežinau, turėtų turbūt 60% sudaryti pasitenkinimas to, ką turim, na ir 30 kokių nepasitenkinimas ir 10 neapsisprendimas. Ką tu manai? Aš manau, kad viskas yra gerai, kaip yra. Bus dar geriau, bus net labai gerai. Balsuot neisiu. Juokauju, eikit balsuot. Ir iš viso nereikia galvoti daug, nes kai pradedi daug apie tokius dalykus galvoti, tada kas buvo koronos pradžioj? Kai žmonės pradėjo kas antrą straipsnį skaityti ir kas bus blogai, bus blogai, bus blogai, bus blogai ir tada, depresija, taip? Nervuoja viskas, tas blogai, tada jau ir vyras blogas pasidaro, ir žmona bloga, viskas iš eilės, o dar su ja kartu gyventi vienam kambarį ir išeiti negalima. Tai tiesiog reikia atsiriboti, išeiti į lauką, išeiti į gamtą ir ramiai pabūti. Tie, kas vyksta procesai, jie vyks bet kokiu atveju. Aš pragyvenau, išgyvenau ir tarybinius laikus ir, aš gyvenau, man nebuvo ką veikti juos išgyventi. Ir kai atėjo nepriklausomybė ir sausio 13 ir taip toliau, ir blokados visos, žinojau, kad bus blogai. Tai aš
man dabar bepigu iš tikrųjų tai šnekėti, aš tiesiog nekreipiau dėmesio ir kažkaip tai viskas pravyko ir viskas pasikeitė, už mane viską padarė. Tai tiesiog reikia palaukti, kol viską už tave viskas padarys. Bet ką tu darai, kad tau viskas gerai būtų? Turbūt nesėdėjai medituodamas kambarį Šiauliuose, ne? Kažką veikėjai? Ne, jo, man bepigu visą tai šnekėti, nes aš turiu savo pasaulį, aš gyvenu savam pasaulį. Mano pasaulis yra gamta ir nuo žmonių kaip pabėgė ir paskui vėl sugrįžti. Ir sakau, o, pas jūs jau santvarka pasikeitė. O, kaip fainai. O mano pasaulis buvo Žuvininkų kaimas. Žinot Žuvininkų kaimą? Žuvininkų gatvė yra tokia Salduvės parkelis, kurį sodino tarp kitko dalį to parkelio mano močiutė. Nemažą dalį su seneliu. Tai ten buvo mano gyvenimas ir viskas, kas vyko čia, kas vyko Šiauliuose, man buvo absoliučiai visiškai neįdomu. Iš Šiaulius išėjau aš pirmą kartą 11 klasėje, išvedė draugai parodyti miesto ir papasakot, kur kas yra, kur yra kokie barai. Buvo vienas baras, ten davė kažkokį gėrimą su višnaitem, nuo višnaičių buvo negerai man, nes ten truputėlį buvo įpilta to, ko negalima dabar sakyti vardo. Distiliuoto kažko. Jo, ir viskas. Ir aš buvau žiauriai laimingas vaikas, nes mano gyvenimas prabėgo miške, tai yra parke, su visais gyvūnais, su ūkio darbais ir šieno vežimu ir žinau, kaip pjauti žolę ir kaip karvę pakelti ir ką tai reiškia karvę pakelti ir galų gale ir arklį pakinkyti mokėčiau, aišku, dabar šį supainėčiau, jis nepaitų, bet nesvarbu. Tai čia aš tik sakau vėlgi, kad tai man pasisekė, kad aš gyvenau tokį gyvenimą. Nebūtina visiems tokį gyvenimą gyventi, bet jeigu labai viskas užknisa, labai paprasta yra išeiti į mišką, išeiti į gamtą ir ten truputėlį pabūti su vis tuo, kas yra aplinkui. Aišku, saugokitės erkių, nes vakar 5 parsinešiau, paskui dar vieną iš kojos įsitraukiau, tai bet kadangi jos man nieko blogo nedaro, nes aš pasakau, nedarykit man nieko blogo ir viskas vėlgi būna gerai. Na, tu pastebi tą tendenciją, kad jų daugėja, ar čia mitas yra visgi? Anksčiaugi purkšdavo nuo erkių, naikintuvai skraidydavo, mėtydavo bombos ir erkės vis sprogdindavo. Ir nupurkšdavo viską ir jų nelikdavo. Nepurkšdavo nuo erkių niekada gyvenime niekas nieko su jokiais lėktuvais, nes fiziškai neįmanoma nupurkšti miškų nuo erkių, todėl kad tie purškalai nepasiekia žemės, erkės gyvena ant žemės. Ne? Tai purkšdavo visokių kitų dalykų, nuo kurių mes čia tokie faini esam. O erkių iš tikrųjų daugėja, o daugėja dėl to, kad šiltėja klimatas, jom daug lengviau pergyventi žiemą, dėl to, kad ten, kur mes gyvenam, iš tikrųjų daugėja naminių gyvūnų, daugėja šiais metais, pastaraisiais metais ypatingai pelių, jie yra pagrindiniai pernešėjai erkių ir peliniai visokie graužikai. Tai jeigu jūs savo pievelį išpurkšit, nuo to niekas nepasikeis, po kelių dienų ateis pelė, atnešim to erkių vėl padovanos ir nieko jūs nepakeisit. Ne? Jų daugėja, bet bijoti labai smarkiai nereikia. Reikia saugotis, reikia pasiskiepyti, reikia žiūrėti, apsižiūrėti, vaikščioti su baltais rūbais. Ir dar dėl to reikia vaikščioti su baltais rūbais, kad jūs aš iš tolo matyčiau miške ir žinočiau, kada pasislėpti. Nušautum. Jo. O tiesa, kad Lietuvoje miškų neliko jau? Jo. Miškingumas iš tikrųjų padidėjo 2%, bet miškų tokių, kokių buvo ir kokių kažkada, tai faktiškai taip, neliko. Kai žmonės sako, kad miškų neliko, sakau nesąmonė, jų daugėja, jų iš tikrųjų jų daugėja, nes miško žemės plotas didėja kiekvienais metais, todėl kad mažėja ūkininkų ir čia reikia verkti dėl ūkininkų, vėlgi juokauju. Ir apleistų plotų didėja, jau užauga mišku ir kirtavietės tos, kurios iškirstos, vis tiek ten yra miškas, bet tokio miško, kokio mes norime matyti, tokio miško, kurį jau retai kur sutiksi, kur iš tikrųjų yra senas miškas kelių šimtų metų, tai vieną žinau Vingio parke, ten yra pušis, vienas iš seniausių, ką žinau, yra kelios pušis palei Čepkelių rezervatą, kurios ten 200 ir su viršų metų sėdi, yra kelios kertinės buveinės, kur miškas senesnis negu 150 metų. Tai yra 0,1 ar 0,2% yra miško, kuris iš tikrųjų galima pavadinti senu mišku. Sengirių mes neturim, Pune? Nes Pune yra palyginus jaunas miškas, yra keli seni masyvai, bet tai palyginus su tuo, ką aš galėčiau vadinti sengirė, tai yra senas, nėra o kuo senas miškas geresnis? Mes kalbame biologinį įvairovę ar kas? Jo, biologas visada į mišką žiūri labai paprastai. Tai yra, kuo daugiau visokių gyvių, kuo žmogui yra blogiau, to miškai yra geriau. Jum turbūt fainiausias miškas yra kur nors, pas mus artimiausias yra Kurtuvėnuose, tik tai panašus, ne? Kai yra pušelė ir samana.
Kai tu iš tolo matai tą erkę, iš tolo matai tą briedį ir iš tolo matai tą vilką, kurio gyvenime nematai, kad galėtum nuo jo pabėgti, tai vat eini ir dar matai savo vyrą ir žmoną ar vaiką, kuris ten laksto ir nereikia šaukti per visą mišką Jonai, grybaujant. Tai žmonėm tokie miškai yra fainiausi, nes gražu vaikščioti per samanas ir rinkti grybus. Man gražiausias miškas būtų Biržų giria, kur tu įeini ir tu prasikeiki tą pačią sekundę, nes tu negali niekur praeiti. Išvartos, šlapynės, klimsti, drimbi, vilkiesi tą fotoaparatą ir galvoji, nepatinka man tas miškas, bet iš principo jis man patinka. Nes ten klesti gyvybė. Kuo didesnė įvairovė, tuo yra fainiau man pačiam, nes man patinka tie objektai. Vėlgi, nesakau, kad blogas miškas yra pušynas ar dar kažkas tai. Juo labiau, kad dabar klimatas šiltėja, keičiasi viskas. Eglynai tokie šlapi, jie po truputį išnyks. Eglės, jeigu viskas taip vyks kaip dabar, jos išnyks. Atsiras plačialapiai miškai, ąžuolynai, galbūt pušynų, nežinau, jeigu nesuės jų, tai jų galbūt bus daugiau. Bet vis tiek, kai sako, kad miškų nėra, tai aš sakau, kad nebėra tų senųjų miškų, kur didžiuliai medžiai, kur išvirtęs vienas medis ir aplink visiškai plyna tuščia, kur aplinkiai laksto didžiuliai vabalai visokie, gyvena tik ten skirti, ta prasme, toj vietoje augantis grybai arba paukščiai arba žvėris ir va ten yra svajonė pamatyti tokią mišką ir pabūti tokią miškę. Aš pernai buvau labai keistam miške, jisai visai kitoks negu tavo pasakojimai, jis vadinasi Raudonas miškas ir jis auga netoli Černobilio atominės elektrinės. Ir ten Pripetės miestas, kuris buvo projektuotas panašiai kaip ir čia, iš tiesų panašus laikotarpis, neįtikėtinas gamtos sugrįžimas augalijos visų pirma pavidalu, įeini į pastatą, iš rozečių auga visokios lianos, grybai ant paliktų sofų, briedžiai, stirnos, kiškiai, vilkai, aš mačiau tik tai tuos neplėšius. Aš mačiau sugriuvusi stadioną, reiškia, ir iš medis praugęs kiaurai metalo tokią tvorą ir ta tvora tapo jau jo dalimi. Ir tas atsitiko per 30 šiek tiek su viršų metų ir aš nejučiamis prisiminiau Angkor Vatą Kambodžoje, kuris yra statytas vienuolių kaip viena didžiausių pasaulio kulto objektų, kur bengaliniai fikusai baigia suvalgyti tam tikras dalis, kitaip tariant, medžiai smogikai, kurie šiaip smaugia kitus medžius, o čia smaugia žmogaus kultūrą arba palenkė Meksikoje, kur Majų observatorijos, kadaise statytas žiūrėti žvaigždės, irgi gamta buvo visiškai prarijus ir buvo likę tik tai tokie kauburiai. Tai mano toks ištęstinis pamąstymas ir klausimas tau, žmogus nuolatiniam savo buvyje, kiek jis čia 200 000 metų, kaip toks, koks yra, blaškosi po planetais, nuolat kovoja su chaosu, kas yra gamta, ar ne? O toks terminas yra mokslinis, toks kaip keiksmažodis yra entropija, kurį geriausia suvokti, kai žiūri į smėlio pilį, kurią ką tik pastatėjai paplūdimyje, ir kaip tuos elementus naikina kiti elementai ir vis tiek galų gale lieka niekas arba chaosas, kurį bangos nuolat makaluoja. Tai šitoj kovoj, kaip rasti tą balansą, nes mes lyg ir laimim ir dabar Greta Thunberg ir jos bendraminčiai sako, kad mes baigiam uždusinti planetą, bet planeta matė didesnių parazitų negu mes, ko gero, per tuos savo milijonus metų. Ir kur tas balansas, tavo supratimu, kiek savo gyvenime mes turim gamtos, ar mes turim apsiriboti fikusų ant palangės, ar mes turime eiti į Biržų miškus ir saugoti juos? Kai kalba apie žemę, tai aš visada lyginu žmogų su utelė. Su blusa. Utelė biškai šlykštesnis padaras, jeigu būna blusa. Tai mes esam blusos, kurios šokinėja ant to žemės paviršiaus ir kažką čia daro. Viena blusa ten gali pajudinti kažką, tai pagręžti, pavalgyti ir taip toliau. Kaip blusa ant dramblio. Drambliui, pavyzdžiui, yra visiškai vienodai, kad ta blusa ant jo gyvena. Nei ta blusa ten gali prakasti jo odą, nei ten gali kažką tai padaryti. Tai mes žemėje esam lygiai tokios pačios blusos, kurios kažkiek tai kažką tai darom. Ir mes neturėtumėm rūpintis žemės gerovę. Ta prasme, mūsų planetai Žemė yra absoliučiai visiškai nusispjauta ant mūsų. Taip, mes esam mirksnis istorijai, kuris žybtelėjo, galbūt žybtels kaip atominis sprogimas, arba jau žybtelėjo kaip atominis, tikiuosi, kad nepasikartos, ir dings, ir viskas.
gal išliks kažkiek tai, gal bus čia galima prisvajoti, ko tik tai nenori, bet esmė, kad visoje evoliucijos istorijoje mes esame absoliučiai beveik niekas, ne? Visi tie tikrieji, ką aš anksčiau minėjau, žemės gyventojai, jie gyveno ir gyvens ir niekas nuo to nepasikeis. Ir ką mums reikėtų daryti? Mums reikėtų, jeigu mes norim, vis tiek esam rūšis, kuri nori save išsaugoti. Aš noriu save išsaugoti, aš noriu savo vaikus išsaugoti. Tai mums reikėtų rūpintis savo aplinką. Būtent saugoti savo aplinką. Ne bendrai imtis, davai mes įsaugom Žemę, planetą. Ne, mums reikia rūpintis savo aplinką, saugoti savo aplinką, žiūrėti, kad kuo ilgiau mes čia galėtumėm išlikti ir išgyventi. Ir tai turėtų būti mūsų pagrindinis tikslas. Kaip mums tą padaryti? Jeigu jūs čia sakysim, o davai aš saugau aplinką ir visi puola trušiuoti. Ne, niekas nepasikeis, absoliučiai, tai yra mizeris. Ta turi padaryti absoliučiai visa žmonija. Paimti, žinau, kad šneku nesąmonės, ne? Bet jeigu visa žmonija pasiims ir tai padarys, mes gyvensim ilgai ir laimingai, kaip tai pasakoja. Ir pradėjom nuo pasakojo, tai va, dabar dar viena pasaka. Tai yra, bet kadangi visa žmonija yra žmonės, kokie yra padarai. Kiek jie būtų nutolę nuo gamtos, jie vis tiek yra gamtos padarai. Vis tiek yra vidurūšinė, kokie mes būtumėm bendruomenė, va čia glaudžiai susėdę, ne? Vis tiek mes turim vidurūšinę kovas. Mes vis tiek tarpusavėje kariaujame, mes vis tiek turim konkurenciją. Ir konkurencija yra tas vienas iš dalykas, kur likęs iš gamtos ir kuris mus iš tikrųjų gali greičiausiai ir pražudys. Ir gali pražudyti, ir jeigu mes nesutiksim kooperuotis, tai greičiausiai ir pražudys. Nes aš matau vienintelį variantą, tai yra absoliučiai visiška kooperacija visos žmonijos. Nu gerai, ten gali koks nors tenai atsiskirti kokią vieną, ką išskirsim. Estus. Ne, estai tegu būna, vis tiek kartu jie faini žmonės. Tai visi kartu sustarėm, kad mums reikia išspręsti šitas problemas, mes jas išsprendžiam ir mes gyvenam. Jeigu mes spręsim po vieną, niekas absoliučiai nepasikeis. Nesakau, kad visiškai nieko, va šiandien dabar galim davai viską teršti ir išėję į lauką ir mesti šiukšlės, vis tiek niekas nepasikeis, bet nuo tos minties gali ir prasidėti viskas, ne? Kiekvienas pradės apie tai galvoti, kiekvienas pradės rinkti žmonės, kurie galės apie tai pradėti galvoti ir kaip pagalų gale visi sutars, kad mes turim vieną bendrą tikslą, o ne kovoti dėl kiekvienos valstybės atskirai, tada ir bus tas gražus tarybinis rytojus ir galėsim vėl pervadinti Lenino gatvę, Čepulio gatvę. Jo, aš tik tai noriu užtarti žmonių rūšį, nes jo galėjo tie virusai, bakterijos gyventi milijardus metų ir mums tikrai dėl to nei šilta, nei šalta, mes tą turim žinoti, bet kaip yra pasakyta, kad grožis gyvena žiūrinčiojo akise, tai jeigu nebūtų tų akių, tai nieks ir nematytų, kokie gražus saulėlydžiai virš Polinezijos, ar ne? Tai menas, istorija, kultūra, tai, ką mes atsinešėm ir ką vertinam kaip rūšis, tai iš tiesų yra neįtikėtina ir labai tikrai natūraliai negalėjo būti. Aš pernai dariau interviu su profesorium Bumeliu, kuris yra vienas šviesiausių protų Lietuvoje su biotechnologijomis ir aš jo klausiau, jisai pasakė fantastišką dalyką, po 5-6 metų jo laboratorija Vilniuje pradės 3D spausdintuvų spausdinti žmonių širdis, tinkamas implantuoti į krūtines. Tai būtų, aišku, pasaulinio lygio jau inovacija. Galbūt padarys kažkas greičiau, gal mes padarysim pirmi. Bet mano vienas iš klausimų buvo, o kaipgi ten yra su sandara? Gerai, širdį mes galim nukopijavę kaip ir enzimų prisirinkę pliažuose, juos sintetinti ir daryti visokius skalbimo miltelius, kurie plauna 30 laipsnių temperatūroje. Bet kaip yra su molekulė, arba tai, iš ko padarytos smegenys, ar mes galim ten įlysti ir kažką patvarkyti, ar replikuoti, sukurti žmogų, ne dirbtinį intelektą, o dirbtinį, tarkim, žmogų. Jis pasakė, žinai, jis sako, kuo aš daugiau per gyvenimą žinau ir kuo aš daugiau lendu, aš suprantu, kad čia nelabai galėjo būti atsitiktinumo tokio išsivystymo, kaip po gyvybės tokios. Sakė, turėjo būti kažkoks visgi dieviškas aktas. Jis nepavartojo žodžio dieviškas, jis pasakė aukštesnio lygio aktas, kuris suponuoja mintį, kad visgi atsitiktinai žaibui trenkus į balą pilną kažkokių chemikalų atsiranda gyvybė. Ir tai yra paradoksalu girdėti iš mokslo žmogaus, nes Denas Braunas, kuris parašė Da Vinčio kodą, ten angelus ir demonus, visgi jo pagrindinė linija yra tikėjimas turi eiti su žiniomis kartu. Tai aš tikiuosi, kad šį vakarą mūsų žinios susipynė su tikėjimu, nes mes dalinamės tą pačią kibirkštim, kuri mus atvedė į šitą vietą kartu su jumis laike ir erdvėje, kad mes tikime tuo, kad mūsų veiksmai ir valia visgi šį bei tą reiškia,
bet taip pat nenurašom ir atsitiktinumo, kuris turbūt kiekvieno būtų beprotiška tikėtis, kad viską kontroliuoji ir visiškai neįmanoma. Ne, tai apie kontroliavimą tai ne, net ir negali būti kalbos. Jeigu kalbėti apie tokius dalykus, tai iš tikrųjų mano pamastymai ta tema būtų labai paprastas. Aš tikiu labiau atsitiktinumu, negu kad laisva valia. Jo, jeigu valia, arba dar sako kažkokia tai energija, arba kažkokia tai aukščiausių planu. Aš manau, kad ir pakankamai yra daug įrodymų, kad, prasme, viskas absoliučiai galėjo vykti taip, kaip yra, ir iš tos bakterijos kažkada tai galėjo įsivystyti ir va, tokie žmonės kaip mes. Bet kokiu atveju mes džiaugiamės jūsų tiek čia matydami, tikimės, kad mintise kilo įvairių procesų, ratukai sukasi ir jūs net galbūt ir turėsite klausimų. Aš esu pričiupęs, Marius beje leidžia knygas vaikams, ne vienos turbūt čia šalia nėra. Mano, kadangi šviežia, tai aš čia porą prisigrėbiau, jeigu kas nors norėtų įsigyti su parašu. Jeigu ne, tai irgi viskas yra faina ir jeigu turite mums klausimų, mes mielai į juos atsakysime, nes turime dar gražių 15 minučių pabendrauti su šitą publiką šį gražų vakarą. Tai galbūt, kaip tradicija jau tapo, galime kelti rankas, o galiu aš pasinaudoti bibliotekos man suteikta teisė ir tiesiog užduoti pirmą klausimą. Labai patiko pokalbis, bet tuo pačiu mes kalbam ne tik apie bakterijas dabar, ne tik apie žmones ir civilizacijas, bet vis daugiau pasigirsta to kalbėjimo ir apie dirbtinį intelektą, kuris jau nebebus bakterija, kuris jau bus sukurtas mūsų žmonių produktas. Kokia jūsų nuomonė apie tai, kaip tai galės pakeisti pasaulį arba prisidėti prie gamtos išsaugojimo ar tam tikro tobulinimo, jeigu galima tai pasakyti, ar pavyzdžiui tai kaip tik kenks gamtai ir visam kitam, nes dabar pasigirsta visokių nuomonių ir Lietuvoje net egzistuoja tokios grupės kaip 15 minučių unfollow, kuri, ačiū Dievui, dabar jau yra uždrausta. Tai tiesiog gal nuramintumėt mus visus arba už, prieš ir apskritai apie tuos intelektinius dalykus, kurie šiek tiek žmonės labai gąsdina. Tai labai trumpai. Gamtai, kuo žmonės labiau vystysis, aišku, natūralu, kad tai tuo labiau kenks. Kitokio varianto nėra. Ką mes bedarytumėm? Kol mes nesam išradę alternatyvių energijos šaltinių rimtų, tai kol mes gyvenam iš kastinio kuro iš principo, tai ką mes bedarytumėm, viskas eis gamtos kenkimui. Kai jau galėsim gamintis energiją iš oro, gausim ją iš saulės, kaip gauna augalai, gal mum implantuos kokius nors chloroplastus ir mes lakstysim kaip koralai ir galėsim jais pasinaudoti. Kas iš tikrųjų yra variantas, ir aš neatmešiau tos minties, tai būsim iš tikrųjų žali žmogeliukai, normalūs, ir tada galbūt ir bus kažkas tai. Bet kol nėra šito, bet kuri inovacija, tai gali būti tik tai blogiau gamtai. O aišku, tu bijoti visokių naujų technologijų visiškai nėra ko. Kol žmogus protingai elgiasi, bežionė su granata yra santykinai pavojinga. Aš neseniai skaičiau knygą tokiu labai iškalbingu pavadinimu, vadinasi Mūsų paskutinis išradimas, 300 puslapių skirta dirbtinio intelekto perspektyvoms ir visgi tai yra pesimistinė knyga ir aš stebėdamas procesus, kurie vyksta ir pavyzdžiui, mano netgi tą stebėjimą patvirtina matematikos rezultatai, neseniai juos galima įvairiai traktuoti, bet kad visuomenė eina bukin, man nekyla jokių abejonių ir aš manau, kad dalis jos bus labai protingi, bet tie majų žiniai, jie bus labai užsidarė nuo visų kitų, o kiti, kadangi viskas taip patogu, dirbti greitai nebereikės žmonėms. Jau dabar karta, kurie ateina į darbus, jie nori pramogos darbe, arba kaip jie sako, reikšmės, arba prasmės, kad aš kažką darau. Ir stebint šitą procesą, kurio dabar užuomazgos, ir jeigu mes brėžiam liniją į priekį, mes matome, kad ko gero vaikai, kurie šitaip greitai orientuojasi technologijose, ko gero bus tėvai tos kartos, kurie užleis vietą apskritai visose srityse iniciatyvą dirbtiniam intelektui. Pereinamoji rūšis valdyti planetą kažkam labiau atsakingam, galbūt bus tokie algoritmai, kad apsaugos nuo tikslo viską sunaikinti, tarkim, savo reikmėm pajungti visus išteklius ir skaičiuoti kažkokį tai uždavinį, pavyzdžiui, viską verčiant kažkokią tai masę. Bet jeigu
Suprantat, susirinko daug, sakysim, 100 gudrių pelių ir jos nutarė kažkaip tai dabar tą Gulliverį pajungti savo darbams. O Gulliveris turi 2 pusrutulius smegenų, pririštas prie žemės, už plaukų visų, reiškia, ir visokiam virvutėm. Bet jis tikrai suras šansą atsirišti ir tas peles nukišti ten, kur joms vieta, reiškia. Tai jeigu mes žiūrėsime į žmogų kaip į pelę, kuri gudrauja norėdama didesnio derliaus, o dabar taip ir vyksta, nes kinai, rusai, amerikiečiai, visi kiti, kurie turi skaičiavimo pajėgumų ir išteklių, visi kovoja dėl dirbtinio intelekto pirmieji sukūrimo. Ir aš nežinau, kuo tai baigsis, bet ko gero, kad gali būti pavienių atvejų, kai gali baigtis ir nelabai gerai. Tai čia tikrai ilgos istorijos, bet jas reikia pasakoti prie židinio, kai sutemsta. Tai aš manau, kad bijot nereikia dėl to, kad tai neišvengiama. Čia bijot kompiuterio yra dar prasmė. Bus aišku nebe kompiuteris, o mes neturim fantazijos įsivaizduoti, kas tai bus. Jeigu beždžioniai duodam tą granatą, tai bent jau be sprogiklio arba, bent jau kol kas, jeigu yra tai galimybė. Klausimas? Visuomenė keliasi ar ne į miestus ir vis tiek kalba, kad norim gamtos ir taip toliau, bet tos įkuria parkus ir tuose parkuose, tarkim, apsigyvena kovarniai ir milžiniškomis kolonijomis ir tada žmonės sako, jie kelia triukšmą, reikia juos išstumti, mums nepatinka, tai kokios jūsų mintys, kur yra ta riba, ar kur yra ta gamta ir jos santykis su visuomenė, su žmonėmis galų gale? Labai geras klausimas ir viena iš mano mėgstamiausių mano temų yra meilė gamtai. Tai ta meilė gamtai žmogaus yra visų mūsų, net ir mano, kaip aš stengčiausi būti neutralus, tai yra su išskaičiavimu. Ne? Meilė be išskaičiavimo yra, kai myli savo artimą tokį, koks jis yra. Ne jo nosį, ne jo užpakalį, ne jo gražias akis ir taip toliau, bet toks, kuris yra su visom blogybėm ir gerybėm, tai žmonės myli gamtą su išskaičiavimais ir labai dideliais išskaičiavimais. Gražus medis saugom, negražus medis pjaunam, dilgėlė pjaunam, usnis pjaunam, graži žolytė ant žemės, va čia tegu būna, kovarnės velniop, kam jisai reikalingas, tarp kitko Šiauliuose buvo didžiulės kolonijos kovarnio, ne? Nei vienos nebėra, Šaukinuose buvo didžiulė kolonija kovarnių, viena iš seniausių, viena medy būdavo iki 30 lizdų, niekam nemaišė, nebėra, nes kam jie reikalingi, jeigu mes turim technologijas, jeigu mes turim pesticidus, insekticidus, kurie išnaikina tos grambalius ir visus kenkėjus, kai tą anksčiau darydavo kovai. Ir aišku, kakoti ir paukštis, kad išdrįstų kakoti ant išmanios būtybės ir išdrįstų kelti 5 ryto rėkdamas, tai čia yra nematytas dalykas, ne, pasaulyje. Mums niekas neturi trukdyti, mes turim gyventi gražiai, bet mes labai mylim gamtą ir labai mėgstam ją nuvažiuoti ir ten labai faina ir ten uogų yra ir aš labai nemėgstu, kai kokį nors triušiuką nuskriaudžia ir tada rašau 18 peticijų ir rašau, neskriauskit to vieno triušiuko, bet iš karto už tai, kad būtų kovarnis išvarytas iš mano aplinkos. Tai viską, ką aš bandau įskiepyti žmonėm, tai yra neskirstyti gamtai gėrį ir blogį. Gamtoj, natūralioj nėra gėrio ir blogio savokos, nėra kenkėjo ir naudos savokos. Neegzistuoja, tai yra oksimoronas gamtai, tai yra nesąmonė kažkokia. Kas gamtai gali būti naudingas, kai tu esi gamtoj? Nu niekas. Kas gali būti kenkėjas, kai tu esi sukurtas gamtoj pačios, ne? Nu niekas. Mums gali kenkti, mums gali būti naudingas, gamtai ne. Todėl skirstyti į naudą ir nenaudą negalima. Ir vat sakau, kad žmogus, jeigu nemyli šliužų, tai jis nemyli gamtos. Taip, jeigu jis išskiria nors vieną gyvūną, jis nemyli gamtos. Jis turi mylėti visiškai, absoliučiai viską nuo erkės iki viruso. Tada tu myli gamtą, kokia jinai yra. Bet ką daryti su kovarniais? Ir kormoranai? Kovarniai jau įrašyti į raudonąją knygą bus greitai, nes jie baigia išnykti dėl tos pačios priežasties. Ne? Persikelt jie niekur nenori, jie yra sinantropiniai paukščiai, nori gyventi šalia žmogaus, nori gaudyti pelikus, nori gaudyti grambulius, nori gaudyti visokius tokius padarus, bet mes jiem neleidžiam ir nori perėti parkuose. O mums tai yra blogai. Ir aš, anksčiau, aš gyvenau kurį laiką dar ir Ginkūnuose, tai ten buvo didžiulė kovarnių kolonija. Ir kiekvieną rytą jie rėkdavo, kiekvieną rytą šaukdavo ir man visiškai nebūdavo blogai. Ir aš kažkaip tai, anksčiau pakantumas buvo didesnis. Aš nežinau, ar žmonės bijodavo ką nors sakyti, o dabar varnų būrys atskrenda netgi negyventi, o nakvoti medžiuose. Ir jau iš karto tetulytės rašo straipsnius, rašo į savivaldybę. Labą dieną, pabandykit juos čia išnaikinti, nes čia mums viską baigia nukakoti ir mėgoti duoda. Ir vieną kartą ant manęs padarė. O Jėzus Marija, kur jūs žiūrit? Tai va,
Bet kai mano palėpėje pradėjo laksyti akmeninės kiaunės, aš gamtai meilę praradau iškart, faktiškai iš karto ir pradėjau galvoti, kas čia darosi, nes po Vilniaus centro laksto kiaunės ir žiūri per stoglangį man tiesiai į akis ir naglus tokiu ir tu pabandyk jas iš ten iškrapštyti, teko tiesiog užsandarinti stogą ir ta gamta nuėjo ten kažkur kitur. Tai čia vėlgi, bet čia tas pats, mes visai neseniai išlindom iš urvų, kur buvo saugu ir palyginti daugiau šansų išlikti, nes aplink visi buvo su dantimis, nagais ir kitais, reiškia, pavojingais įnagiais, o mes pliki, be didelių dantų ir mes prisimenam tos dalykus. Mūsų gyvoji atmintis, ta korteksas, reiškia, žievėjai, tie dalykai yra išlikę ir mes su gamta pasižiūrė toj pat susitvarkyti, kai tik tai jinai pradės mums skrusdės, pavyzdžiui, kam patinka, kai batoną prilenda skrusdėlių namuose, geras, apdainuotas lietuviškoj tautosakoj padaras, skrusdėlė, bet kai lenda į namus, tai ne vieta, tai čia yra riba tarp civilizacijos, už tai tas, aš ir klausiu, balansas tarp patinka, nepatinka, medis yra fainas, bet jeigu čia jisai būtų koks nors, nežinau, jo parazitas, tai būtų jis nupjautas. Tai galbūt dar yra paskutinis klausimas? Tikriausiai nėra, tai Liudai, aš leisiu jums išparduoti knygas, tikrai pasimkite autografus. Plojimais padėkokim Mariui Čepuliui ir Liudai Bartkui. Ir mes dar turime tradiciją kartu nusifotografuoti prie scenos, tai labai kviesčiau palaikyti tradiciją ir įsiamžinti kiemuose. Gali kamerą patraukti šoną, šitą kartą. Jo, jūs kaip mane. Galim judėti šalia scenos, visi, kas norite nusifotografuoti. Gal galima visi arčiau scenos susispausti, kad fotografijai būtų lengviau mus visus įamžinti? Tai, aš gal greitai nuotraukas, tada jūs parašus ir nuotraukas. Ar visi pozuojam? Jeigu pozuojam, tai skaičiuojam 1, 2, 3 ir stipriai šypsome. Ir rodom agresijos ženklą. Žiūriu pasaulyje. Labai ačiū. Ačiū labai. Ir susitinkame rugpjūčio 18 dieną Talšos gatvė 4 kieme, kur kalbėsis Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius. Visada.